Mes dabar stovim šalia mūsų Ąžuolinių kaimo malūno. Tai šis malūnas mums ir mūsų bendruomenė yra labai svarbus. Tiesiog galima jį pavadinti, kad tai yra mūsų kaimo vizitinė kortelė. Jis tai buvo Dzūkijoje vienintelis ir turbūt dar ir yra toksai malūnas, kuris turėjo medinius sparnus, jisai turi ir dabar dar išlikusią autentišką visą malimo įrangą. Mes ilgai jį žiūrėjom, bendruomenė sprendė, galvojo, kad mums jį reikėtų įsigyti. Labai didelis ačiū bendruomeniai, kuri sugalvojo įsigyti savo lėšom malūną ir 22 metais jisai tapo jų malūnu. Ir iš Alytaus rajono VVG lėšų skirtų bendruomeniniam verslui kūrėme viešo maitinimo paslaugą, gaminame dienos pietus aplinkinių kaimų gyventojams, vietiniams gyventojams. Ir labai džiaugiuosi, kad jiems iš to pavyko sukurti puikų traukos tokį centrą kaip maitinimo įstaigą. Ir kasdien važiuodama į darbą ar šiaip kažkur tikrai matai, kad yra apstu automobilių, apstu žmonių. Jie visi garsina tą maistą, net klausia, prašo, tikisi, ar galim užsisakyti, ar galim įsinešti, ar galim vietoj pavalgyti. Veiksmas, vienu žodžiu, kol kas tikrai labai smarkiai vyksta.